Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta senza perché è peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Labą vakarą, labą vakarą. Vakaras. Malonu matyti, prisistatykit. Aš esu Alanas Bagdanavičius. Taip. Ir jo tėtis Algirdas. Labas, Aliai. Algirdai. Labas Šaunuoliai. vakaras. Sveiki. Mano dėstytojas. beje. O. Vat. Nieko savo. Taip, informacinės technologijos. Tikrai? Jūs atrodot labai šauniai ir šaunūs. Tokie, nežinau, Tikri džentelmenai. džentelmenai vyrai. Aha. Ačiū. Ačiū. Muzikinis išsilavinimas be abejo pas jūs yra. Ir turbūt įkvėpėt ir todėl savo sūnų dainuoti. Tikrai taip yra. Ką pabaigiai, ką tik tai. Dvariono mokyklos 7 metus. Labai gražu. Kai tėvelis ir sūnelis muzikuoja, yra tikrai labai gražu. O gali būti, kad jums artimas ne šis amžius, o kažkoks atgal truputėlį, ne? Jūs turite galvoje muzikos stilistiką? Muzikos, gyvenimo laikotarpį. būdo, laikotarpį. Širdį. Man jūs turite Sielą. tokią laikyseną ne šito amžiaus, bet ir ne praeito. Daug dainavęs baroko. Va, Baroko galim epochos va. muzika, tai galimas dalykas. Jūs teisai. Geras. Nu, nes kažkaip jūs išskirtiniai, niekas taip kažkaip savęs nepristatė, taip kaip jūs per visą projektą. Benas labai gražiai pastebėjo. Tikri džentelmenai, tikras vyriškumas, elegancija. Labai gražu. Ar pats Algirdai, taigi aš prisimenu, kad Juozapaičio irgi mokinys. Taip, tikrai Vytauto buvau, Juozapaičio taip. mokinys. Lietuvos Tai muzikos abu akademija. Esame nuo to paties Krupaliaus šiek tiek. Tik tai, kad maestro baigęs akademiją, o aš jau ten kolegijoje mokiausi pas Vytautą. Tai, bet irgi iš ten tas ir klasikos pojūtis šiek tiek. O jau po to Algirdas dėstė ne dainavimą, o būtent ir, jeigu aš neklystu, informacinės kažkokias technologijas ar kažkas. Tai yra mano antroji specialybė, dabar tapusi be ne pirmoji. Bet iš tiesų daug teorinių dalykų dėšiu. Daug kolegijų. Taip. Tikrai taip. Tai malonu vėl pamatyti ir tą balsą atpažinti ir susipažinti su paties sūnum, Ačiū. kuris jau yra vyras, visiškas vyras, užaugęs, jau 7 klasę pabaigęs. Tai Kiek tau šaunu. metų dabar? 13. Kaip mano dukrai, puiku. Aš noriu dar vieną momentą užfiksuoti, kuris įkvėptas jūsų. Kad jeigu yra iš žiūrovų kažkas, kas žiūri jūs ir nors dirba darbą, kuris yra labai toli nuo muzikos, galbūt prieš akis net tokie įkvepiantis vaizdai, kad norėtųsi uždainuoti juos žiūrint. Bet tegul tai būna priminimas, kad galima gyvenime kelią eiti taip, kaip norisi. Nebūtina patikėti jau esamų nuosprendžių, kad aš esu tik sodininkas, aš esu tik teisininkas. Jeigu tu nori, tu gali būti dainuojantis teisininkas. Ir jeigu jūs esate informacinių technologijų mokytojas, wow, aš sužinočiau, kad mano mokytojas dar ir dainuoja ir dar su savo sūnum dainuoja, aš kitaip tai tą mokytoją pradėčiau žiūrėti. Tai čia tiesiog komplimentas nuo manęs ir priminimas žiūrovams. Ačiū. Ačiū.
Na, yra toksai posakis dar, Gabrielė, kad talentas vienas nevaikšto. Čia turbūt irgi yra tiesa ir labai džiaugiuosi, kad tokie talentingi žmonės yra Lietuvos balse. Sveiki atvykę į mano komandą! Wow! Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysi visus Lietuvos balsas kartos dalyvių pasirodymus.